Vilniaus kolegijoje sėkmingai vykdomos studentų ir dėstytojų tarptautinių mainų programos. Semestro studijos Anglijoje, Airijoje, Belgijoje, Kipre, Danijoje ar Vokietijoje. Tai pasiekiama kiekvienam Vilniaus kolegijos studentui. Kolegija palaiko glaudžius ryšius su 60 užsienio aukštųjų mokyklų. 2007 metais užsienio aukštosiose mokyklose žinias gilino apie 100 kolegijos studentų. Kolegija rengia ir tarptautinės konferencijas bendradarbiavimui studentų ir dėstytojų mainams skatinti. Antro kurso reklamos vadybos specialybės studentė Aurelija semestrą mokėsi Kipro tarptautinėme koledže. Pasirinkau studijuoti Kipre dėl to, kad daug buvau gerų atsiliepimų girdėjusi apie studijų kokybę. Taip pat žinau, kad visa ten duombazė mokyti studentam, visas tas kampusas vadinamas yra puikiai parengtas ir pritaikytas visiems tarptautiniams studentams. Dabar tai tiesiogiai pritaikysiu savo darbą, kurį pradėjau dirbti. Tai yra reklaminės kampanijos, tiesiog jų vykdymas ir tos žinios jos yra naudingos besąlygiškai. Vilniaus kolegija kasmet studijuoti į užsienį siunčia 5% daugiau studentų nei prieš tai buvusiais metais. Studijos užsienyje kruopščiai parenkamos pagal tai, kiek jos atitinka čia Vilniaus kolegijoje studijuojamus dalykus. Jie savus metodus, pavyzdžiui, mokymo papasakojo, kokius jie naudoja. Praktika buvo ir darželėje, ir mokykloje. Tai pasižiūrėjom, kaip Belgijos mokytojai veda vaikams pamokas. Pamastai, ką ten išmokai, kokią informaciją davė, tai stengiasi panaudoti čia, kad būtų įdomiau. Studentų mainus ir Sokratės Erasmus, Leonardo da Vinci ir kitų tarptautinių mainų programų vykdymą koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Šis skyrius formuoja ir kolegijos tarptautinių ryšių strategiją, bei ją įgyvendina. Atsiranda kiekybė, jau žiūrima yra kokybė. Ne kiekviena mokykla yra tinkama bendradarbiavimui pagal studijų programas, pagal, sakykime, profilį ir taip toliau. Tai šiuo metu didžiausias dėmesys yra kreipiamas į tai, kad studijų programos būtų iš tikrųjų adekvačios, tinkamos mūsų studentams, kad jie galėtų gauti papildomą žinių bagažą, to, ko, sakykime, savo studijų programų jie galbūt neranda čia. Arba tiesiog kitokias studijas pajausti. Jau ir dabar savo mokslinių darbų rašyti į kolegiją atvyksta užsienio studentai. Įdomu, kad mano mokslinis darbas dabar turės kitą požiūrį ir dar įdomiau, kad įgysiu tarp kultūrinių žinių. Šiuo metu, šiame globalizacijos kontekste, labai svarbu išmanyti skirtingas kultūras. Kolegija dalyvaudama įvairiose tarptautinėse programose dalyvauja ir Europos aukštojo mokslo plėtotės procesuose. Taip pat naujinamos studijų programos, įkuriamos naujos laboratorijos, siekiama pažangos informacinių technologijų ir kitose mokslo srityse.